Good afternoon. I'm Aiga Benfelde, and it's my privilege and pleasure to Labą dieną, esu Aiga Benfelde ir džiaugiuosi, kad dar kartą galiu su jumis susitikti jau ne pirmus metus. Ir aš kalbėsiu iš dalies panašiai tą temą, kurią aš kalbėjau praeitais metais, tačiau per šios metus įvyko pokyčių, apie kuriuos norėsiu jums priminti. Taigi, šiandien kalbėsiu apie pokyčius viešųjų pirkimų įstatymuose. Pirmiausia, noriu priminti, kaip jau kolegos minėjo, kad RBRL-ES vykdo viešųjų pirkimų procesus pagal visų trijų valstybių teisės aktus – Lietuvos, Latvijos, Estijos. Aš kalbėsiu apie pokyčius Latvijos viešųjų pirkimų įstatyme. Diskutavau su Lietuvos ir Estijos kolegomis, pas juos nebuvo įdiegta papildomų pakeitimų. Taigi, aš jums skaidrėse taip pat pateikiau tam tikras nuorodas, kurios jums gali būti naudingos. Latvijos elektroninės konkursų sistemos puslapis ir taip pat yra nuoroda į nuoroda į tai, kaip registruotis Latvijos elektroninės konkursų sistemos puslapyje. Tai nėra taip paprasta, bet perskaičius vadovą, jūs suprasite. Taip pat noriu paminėti, kokios yra kalbant apie pašalinimo pagrindus iš kada negalima dalyvauti viešųjų pirkimų šiuose pirkimuose, bet Latvijoje buvo pakeistas pašalinimo pagrindas ir buvo nustatyta, kad jeigu jūsų gyvenamoje šalyje, sakykime, pašalinimo pagrindas yra 1000 eurų, tačiau vis tiek Latvijoje slenkstis yra 150 eurų. Ir noriu taip pat priminti dėl šių pokyčių, kad tai yra taikoma tiems viešiesiems pirkimams, kurie paskelbti nuo šių metų sausio mėnesio. Jeigu mes kalbame apie tos viešosius pirkimus, kurie paskelbti 2021-2022 metais, tai jiems šie pokyčiai negalioja. Taigi, šis 150 eurų pašalinimo pagrindas galioja nuo šių naujųjų metų. Tas pašalinimo pagrindas iš konkurso būtų konkurencijos pažeidimas. Perkančiai organizacijai suteikiama daugiau įgaliojimų ir yra daugiau atvejų, kuomet
perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją iš viešojo pirkimo konkurso, jeigu yra pažeista konkurencijos teisė. Yra tokių atvejų, kai perkančioji organizacija gali pašalinti tiekėją, nelaukiant teismo sprendimo. Taip pat konkurencijos tarybos sprendimas gali būti pagrindas perkančiai organizacijai pašalinti tiekėją. Taigi ne tik teismo sprendimas, bet taip pat ir konkurencijos tarybos sprendimas gali būti laikomi pagrindu pašalinti tiekėją iš konkurso. Tačiau jeigu yra kai kurios išimtys, jeigu tas tiekėjas jau bendradarbiavo su valstybės institucija ir jau bendradarbiavo su ta institucija ir jis nėra pašalinamas. Taip pat, kada reikia tikrinti galimybę pašalinti, taigi pašalinimo pagrindai, kokie asmenys ir subrangovai turi būti tikrinami. Anksčiau buvo patys konkurso dalyviai, taip pat asmenys ar subjektai, kuriais konkurso dalyviai remiasi, ir taip pat subrangovai. Dabar mes kalbame apie faktiškosius savininkus, apie lemtingą įtaką ir taip pat subrangovus, jeigu subrangos sutarties vertė yra 10 000 eurų arba daugiau. Kalbant apie subrangovus, slengsnis buvo pažemintas. Anksčiau Europos komisija buvo nustačiusi, kad būdavo tikrinami tik tie subrangovai, kurių subrangos sutarties vertė yra 10%, o dabar 10 000 eurų arba daugiau. Kalbant apie subrangos situaciją, noriu pabrėžti keletą dalykų. Teikdami paraišką konkursui, jūs galite įtraukti keletą subrangovų, kuriuo galbūt jūs naudositės. Galbūt jūs dar nesate priėmę galutinio sprendimo, todėl jūs galite paminėti tiems patiems darbams keletą subrangovų ir jūs galite vėliau nuspręsti, kuriuo vienu ar keliais iš jų jūs remsitės, kurie jums atliks darbus. Taigi, jūs turite galimybę išvardinti juos visus, bet nebūtinai jie visi dirbs jums, bet visus reikia patikrinti, kalbant apie pašalinimo pagrindą. Taip pat leidžiama pritraukti naują subrangovą, kuris nebuvo paminėtas pradiniuose dokumentuose, tačiau jį taip pat turės
patikrinti turi pašalinimo pagrindų. Dar vienas naujas dalykas, kuris atsirado Latvijos viešųjų pirkimų įstatyme, yra ekonomiškai palankiausias pasiūlymas. Viešųjų pirkimų įstatyme yra aiškiai pasakyta, kada privaloma taikyti ekonomiškai palankiausio pasiūlymo kriterijų. Taigi, Baltika projektuose, tiek projektavimui, tiek kituose konkursuose mes naudojame tą kriterijų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. Tai ne vien tik tai kaina. Dėkui už jūsų dėmesį, tai viskas, ką aš norėjau pasakyti, ir lauksime jūsų mūsų konkursuose. Ir perduodu žodį savo kolegijai Elinai.